kaip aš išlaikiau istorijos egzaminą. Ir visai gerai. Šiaip aš istorijos visiškai nesimokinau iki 11 klasės antro pusmečio. Kadangi dar pirmam pusmetį turėjau B lygį, bet supratau, kad aš noriu laikyti egzaminą. Ir tada pradėjau tikrai mokintis istorijos. Aš neturėjau visiškai žalio supratimo, kas ten vyksta, kokie laikotarpiai ir taip toliau. Iškaldavai datas ir viskas. Bet supratau, kad tai man nieko nepadės. Tiesiog kalsiu, o nesuprasiu pačios esmės. Nes istorijai reikia suprasti viską paeiliui, kaip kas vyksta. Man reikėdavo tiesiog mokytis biškį daugiau apie tą laikotarpį, apie kurį tuo metu mokėmės. Bet dabar jums galima tiesiog pasiklausyti podcastų. Viską paaiškina taip paprastai žmogiška kalba. Įmetu jums vieną podcast'o pavyzdį. Tikrai taip. Įsivaizduok, kad tavo namai buvo užimti kaimyno, kurie viską pertvarkė pagal save. Ir staiga atsiranda stipriausias pasaulio žmogus, žadantis tau grąžinti raktus. Jeigu būčiau turėjus tokius podcastus, tai man būtų buvę žymiai lengviau. O kaip tu, ar gali datas, ar bandai suprasti esmę?